Mano brangus broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje Jėzus mums pateikė palyginimą apie vargšą Lozorių ir turtingąjį Epuloną. Žodis Epulonas reiškia potautoją, žmogų, kuris gyvena dėl potų, kuris mėgsta prabangą, gausą ir malonumus. Ir tai, ko mūsų viešpats nori mus išmokyti šiuo palyginimu, yra labai gilu. Jis nori mums suteikti antgamtinį požiūrį į gyvenimą, kurį gyvename. Mes gyvename žmogišką gyvenimą, mes nesame angelai. Ir kaip žmonės mums reikia materialių gėrybių, tai tiesa. Ypač tas, kuris turi šeimą, turi dirbti, išlaikyti savo vaikus, suteikti jiems patogumą ir sudaryti sąlygas, kad jie galėtų gyventi oriai. Tačiau čia slypi didelis pavojus. Jeigu mes pamirštame tikrąją priežastį, dėl kurios esame šiame pasaulyje, viskas pradeda griūti ir prarasti tvarką. Deja, visuomenė, kurioje šiandien gyvename, yra pokrikščioniška visuomenė. Tai visuomenė, kuri jau nebegyvena pagal Evangelijos dvasią. Didžiąja dalimi ji tapo neopagoniška visuomenė. Tai reiškia visuomenė, kuri gyvena tik materialiam pasauliu. Pagonys taip pat turi religiją. Jie net tiki kažkuo dvasiniu. Tačiau iš tikrųjų jų dievai tarnauja jiems patiems. Kai jie meldžiasi tik prašydami materialių dalykų – sėkmės, pinigų, patogumo, klestėjimo. Viskas nukreipta tik į šį gyvenimą, čia ir dabar. Taip šiandieninė visuomenė gyvena savotišku prietaringu materializmu. Kai ji galvoja apie Dievą, kuris turi užtikrinti materialinę gerovę. Tarsi gyvenimo tikslas būtų tiesiog potauti šiame pasaulyje. Tačiau šiandienos palyginime Jėzus pateikia mums nepatogų kvietimą. Jis nori, kad mes susitapatintume su turtinguoju Epulonu. Atkreipkite dėmesį į svarbią detalę. Vargšas Lozorius turi vardą, tačiau turtingasis jo neturi. Kodėl? Nes Jėzus nori, kad aš ir tu ten įrašytume savo vardą. Tai esame mes. Mes turime savęs paklausti. Ar kartais aš negyvenu šio gyvenimo kaip didelės potos, galvodamas tik apie save, apie materialius dalykus, apie patogumą, apie sėkmę, tarsi laimė būtų tik čia. Ir ar aš nepamirštu Abraomo prieglobsčio, tai yra dangaus karalystės. Šis palyginimas skirtas priminti mums vieną esminį dalyką. Šis gyvenimas yra laikinas, šis pasaulis yra praeinantis. Jeigu bandysime šį gyvenimą paversti mažu savanaudišku rojumi, pamirždami kitus, mindaudami kitus arba tiesiog ignoruodami kenčiančius, kaip vargšą Lozorių, kuris gulėjo prie turtingojo vartų, tuomet iš tikrųjų ruošiame savo pasmerkimo vietą. Šiandien daug kalbama apie dangų, daug kalbama apie Dievą, kuris laimina, tačiau mažai kalbama apie pragarą. Ir vis dėlto, norėdami iš tikrųjų suprasti Evangeliją, turime taip pat apmąstyti ir šią tikrovę. Šiandienos palyginimas yra būtent apmąstymas apie pragarą, apie vietą, kurią eina tie, kurie visą gyvenimą bando šį pasaulį paversti savo rojumi. Nes tas, kuris nori sukurti savanaudišką rojų šiame pasaulyje, galiausiai sukuria pragarą savo brolių. Taip padarė turtingasis Epulonas. Jis norėjo būti laimingas čia, vienas, apsuptas turtų, nesirūpinant vargšo Lozario kančia. Ir taip, kol jis potavo, Lozorius kentė prie jo vartų. Todėl turime savęs paklausti, ar ir mes tam tikrų būdų nekūrėme pragaro savo broliams ir neruošiame savo paties pragaro amžinybėje. Padarykime savo apmąstymą, muskime savo į krūtinę. Dabar yra gavėnių laikas, tai atsivertimo laikas. Te laimina jūs Dievas.